Nu šiaip gal čia ir yra akyse Nemunas teka. Žinai, pagalvojau, pirmam numerį, o žinai, kaip įdomiai žmonės tą komentavo. Jie kažkaip įsivaizdavo, kad bus upė Nemunas viršelį. Ir atseit, nu gal sako, ten rašė laiškus, sako, gal ten balandytės akyse tas Nemunas, reiškia, atsispindi. Ir taip pasižiūrėjo į tą viską. O mane, žinai, priėmė faktiškai su šitais varpais. Ten, žinai, Maleckas kai buvo, jis niekaip nenufotografavo tų varpų, ten 3 mėnesius, reiškia. O aš tada atvažiavau staigiai, trikt ir padariau. Tai čia, žinai, be tų varpų nereikėjo. Nu, sako, galų gale, reiškia, nebereikės laukti, žinai, 3 mėnesių, kad nufotografuoti tą viską. O kodėl tas žydėjimas? Šiaip tai, žinok, tu įsivaizduoji, aš kažkaip pagavau tą pačią temą, aš jau buvau nufotografavęs, ten, žinai, aš tokius buvau Nemunui, jauną porą nufotografavau, ėjo gražiai žydintis sodas, pribyrė žiedlapį ant žemės, tokį, žinai, saldžią, gražią nuotrauką, paskiau dar aš buvau padaręs tokį senuką sėdinti po kaštonu žydinčiu. Aš tų žydėjimo kadrų buvau jau keletą metų daręs, bet žinok, dar net neįtariau, net nepagalvojau, kad reikėtų tą temą daryti. Neatsimenu, žinok, kaip ten buvo. Bet tai kame ten trauka? Ne, tai bet įsivaizduoji, ne, tai ta trauka matai, faktiškai man yra labai su gamta viskas, žinok, reiškia buvo. Mano faktiškai, žiūrėk, reiškia visa ta kūrybinė kelio pradžia taipgi buvo. Aš literatūrmenį dirbau, dar studentas būdamas universitete. Paskiau universitetą pabaigęs, aš, žinai, 6 metus dirbau mūsų gamtoj. Tai buvo peizažai visi. Ir kažkaip, žinai, ką žinau, ar tas darbas įrašė. Ir man ta, matai, gamta buvo labai artima. Ir matai, dabar buvo praktiškai, aš kaigi pagalvoju, man mieste gyvenimas irgi siaubingai yra nykus. Ir aš kaime geriausiai jaučiuosi ir aš praktiškai geriausiai jaučiuosi, žinau, gamtoj. Tarp medžių kažkur tai būdamas. Bet kame tas vaikymasis kadras? O tas kadras tai yra vidinis, reiškia, poreikis. Praktiškai, žinok, reiškia, žydėjime, aš skaitau, ten žmonių psichologijos nėra. Ten yra santykis. O ten santykis tarp žydėjimo, to žydinčio sodo, žydinčios obels ir to kažkur tai žmonių gyvenimo į greta. Ar ten, daleiskim, žmonės sėdi už stalo, ar ten, žinai, tas sėdi ant akmens kažkur tai važiuoju. Bet žiūrėk, jie gyvena greta, tai jiegi prakaituoja. Nieko nemato. Tu čia taip nori, kad jie taip gražiai gyventų tavo kadre. O realiai, taigi jie kaip gyvena? O jie, tarp kitko, gyvena net nematydami to žydėjimo. Žinai, dar buvo geriausias mane, žinai, reiškia, kaip pristatė prancūzų žurnalas, velniai žino, neatsimenu, koks ten jo pavadinimas. Tai jie, žinai, tekstas ten buvo labai fainas, kai man išvertė. Tai sako, įsivaizduoja, 20 amžiui dar yra tokia tauta Europoje, kuri švenčia žydėjimą. Ne, šiaip tai, žinai, yra faktiškai, aišku, tu teisybę sakai, čia yra kapitalinis melavimas, nes, reiškia, taip nebūna. Reiškia, žmogus kaimiečiams per žydėjimą yra pats juodžiausias darbymetis, reikia bulves sodinti, sėjimai, visi daržai. Ir įsivaizduoju, reiškia, ten, tarp kitko, mano albume ir yra tas įžanginis tekstas ir yra, kad tie darbuose paskendę žmonės net nemato to žydėjimo, užmeta akį ir viskas. Čia, žinai, mums miesčionims, žinai, kai išvažiuoja, kaip gražu. O kaip tu dabar jautiesi apsimelavęs? Tai va, visur yra supainiotas, reiškia tas, kad aš miesčionis ir kažką atvažiavau, bet matai, aš gerai jaučiuosi. Tu apsimelavęs, ar kad viskas surežisavai, suorganizavai? Ne, kadangi, žinok, reiškia, faktiškai, palauk, aš dabar galvoju, žinok, mano fotografavimo pradžia po universiteto, kai mes su Antanu Vilniaus šiketinius darėm,
buvo reportažas grynas. Aš žinok, net neįsivaizdavau, kad reikia kažkam pakomanduoti, čia tu eik, čia tu atsisėsk, ar tu čia taip daryk, ar tu čia kitaip. Ir tu įsivaizduoji, aš tada dar literatūrmenikai dirbau, irgi dar man nieko nereikėjo režisuoti, paskiau mūsų gamto ir paskui, kai aš į Nemuną jau atvažiavau ir pradėjau Nemune dirbti, šakės, tengi klausyk, reiškia, viršelį nerežisuodamas nepadarysi. Ten praktiškai ne vienos nuotraukos nepadarysi nerežisuodamas. Nu ir teisingai, aš Nemune jau buvau žydėjimą, kai aš jau dariau, jau aš Nemune buvau atidirbęs, man atrodo, kokius ar ne, vos ne 6 metus. Nu va ir tada jau, žinok, reiškia, aš jau buvau įvažiavęs į tą režisavimą, žinai, reiškia, stilistiką ir viskas. Ir už to, žinok, Eglė, va dabar senatvėje. Taip, aš noriu nuo šito visko pabėgti ir man taip patinka atlaiduose fotografuoti tos žmogelius, kur yra tikras fotografo amato įteisinimas. Atsistoji ir stebi. Įdomu, nuspaudi, neįdomu, nes stebi ir gaudai. Faktiškai taip toks fotografas ir turėtų būti. O tai, žinai, reiškia, laužimas, režisavimas faktiškai yra nesąmonė. Bet tai tu įsivaizduoji, nebūtų Rakausko, nes visigi, žinai, reiškia, sako, o, Rakauskas, žydėjimas, visiems patinka, visiems, žinok, reiškia, faktiškai mano viso fotografavimo, nu, kaip čia pasakius, viršūnė yra žydėjimas, tas surežisavimas. Atvirai pasakius, reiškia, ar tu reportažą darysi, ar režisuosi, reikia gerai padaryti. Čia aš truputį turiu pasirašius tekstą. Gal bus lengviau, jeigu aš paskaitysiu. Parašyta, pasižymėjau, kad aš save atsimenu tik iš fotografijų, kad nematau savęs iš vidaus. Tada parašyta, kreipiamasis tekstas. Sveiki, aš menininkė, Eglė Rakauskaitė. Gal manęs nežinote, bet turbūt žinote mano tėvą, fotografą Romualdą Rakauską. Vos nepaskendau per tuos meninius eksperimentus. Vieno gyvenimo per maža, kad realizuoti visą tai, ką sugalvojęs esi žmogus. Mano tėvas turi daug istorijų ir ta istorija visą laiką ta pati viena. Jinai visada yra apie jį.
Jis pasakojo apie tą pasaulį, kurį jis norėjo pats matyti, tik tokį, kokį jis norėjo matyti ir tokį, kuriame jis nori gyventi. Ką aš galiu jums pasakyti apie savo tėvą? Galiu pasakyti, kad mes niekada atvirai nesišnekam apie dalykus, apie kuriuos niekas neišdrįsta pirmas pradėti kalbėti. Mes esame lyg dvi vandenyne nutolusios salos, kurios niekada nesusisieks. Nes nėra galimybės pastatyti tiltą, nes salos yra nutolusios viena nuo kitos laike.